moksleivį atsistoti, pasirodyti, o jį vertins antro stalelio vertintoje. Daina buvo gera, komanda irgi labai gera ir dainininkė gera. Šiaip manau, kad geriausiai ją palaikė pati komanda ir aš sakyčiau, kad vertinčiau komandinį dainavimą, nes atlaikė viską ir tikrai labai palaikė dainininkę. O vertinimo balą nereikia. Vertinu teigiamai. Antros komandos ekspromtų dainuotoja, prašau pasirodyti. Ir jie vertintojas. Dainininkė labai maloni, pradžiai labai teigiamai paveikė mane. Aš tiesiog jau ruošiaus kelti tą 10-tuką ir staigiai daina pamiršk mane. Daugiau pradėjau mąstyti, klausytis ir pradėjau užmiršti, kas dainuoja. Bet pasitaiko, pabaiga visai nebloga. Iš tikrųjų, vienas kito nepamiršom, žavesio tam tikro buvo, bet galvoju, sekančiai dainoj galėtų truputį būti ir geriau. Na ir trečio stalelio pasirodom ekspromtų dainuotojas, bandau su visų palaikymu. Sveiki gyvi visi, aš noriu visiems labai palinkėti, labai smagiai gražiai dainavot visi, o labiausiai mūsų Sigutė gražiai dainavo, o visus padėjėjus labai šauniai, labai puikiai, pasaka, vertinu aukščiausių balais. Pas vertintojas pirmo stalelio. Ji vertins mūsų ketvirto stalelio ekspromtų dainuotoją. Pasirodo. Šiaip daina buvo fantastiška, kadangi priminė gilę jaunystę mūsų ir dainuotoja buvo brandaus amžiaus, panašiai į mane. Aš turėčiau ją vertinti labai teigiamai, tačiau ir turiu pasakyti, kad Brėmeno muzikantai tai tokia daina, kai reikia ekspresijos. O jinai taip stovėjo vienu momentu, tik taip šiek tiek. Tai žavu, bet tačiau. Bet, žinot, iš principo turiu pasakyti, kad jūs perspektyvi dainininkė. Kuris vertintojas jums labiausia patiko? Prašom ir mūsų paimti mėlyną kortelę, prašau. Mėlyna. Tai perspektyvinai, ne? Taip, prašau. Ir pas jūs dar ant stalelio yra raudonosios kortelės. Manau, ar reikia vėl pristatinėti per naują ekspromtų dainininkės, ar jau užtenka po šito pasirodymo. Taigi, paimat raudonasias korteles ir įrašot numerį stalelio, kuris dainininkas jums labiausia patiko. Šiandien ryte gavau SMS. Aš gyvenu name priešais jūs, norėčiau susipažinti. Aš atrašau, kad gyvenu prieš Lavoninę ir mane tokios patirtys baugina. Na, matau, labai linksmai mes čia įsijudinom. Ir kas belieka? Pas mumi ant stalo lieka rudosios kortelės, kuriuose reikia įrašyti komandos pavadinimą, kuris mums labiausia patiko. Taip? Trečioji komanda iš tų, kas Palaukta mes nesusigalvojom. Mes dar neparuošėm. Nu, nežinau. Niekur nedingsim ir pradedam pasirinktos dainos estafetę. Na, ir kaip žinau, pirmo stalelio pasirinktos dainos dainininkas bus... Jos taip švelniai vilioja mane, jos taip patys mano snagužėlės, aš jaučiau viešą naktį sapne ir jaučiu aš, kad vasara eina, su
upelis. Labai dėkojame pirmos komandos dalyviui, komanda Kadagys. Ir mes einame prie antros komandos Fadiezo. Taip? Ir pas jumi komandoje bus pasirinktos dainos dainininkė Laura. Taip? Prašau prisistatyti, kas tokie esate, kokią dainą dainuosite, iš kur? Dainuosiu Medžiai be lapų. Medžiai be lapų. Dar neprasidėjau. O dabar pagrįžę. Šitoj kompanijoje ir aš dar niekad nebuvau tokiam pokylį, kad iš karto dainuočiau. Tai dėl to labai džiaugiuosi, dėl savęs ir dėl aplinkinių. Gerai, Jolanta atstovauja Kauno rajono UVG, jeigu dar kas nors nežinau. Šiaip tai šiandien Ežerėlį atstovauja. Ežerėliui bus spalio 19 dieną konkursas, tai prašau nesitaikyti į Ežerėlį. Taigi, sekėte komandos dalyvę, prašau prisistatyti, iš kur esat? Esu Janina, Jūrės miestelio bendruomenės pirmininkė, Kazlų Rūdos savivaldybėje čia bus. Esu, kokia čia ekspromto dainininkė. Šį kartą, pirmą kartą, aišku, dainavau, bet man labai patiko, aš pakartosiu. Jau į trečiąją komandą. Ir trečios komandos pasirinktą dainą dainuos. Prašau. Aš nieko nemoku. Maža mergaitė, kai buvau, dažnai aš klausdavau savo mamos. Kai aš užaugsiu, kas tada bus, man pasakykit jūs. Oi, palauk, palauk, sakydavo man mama. O viskas bus, kas bus, pamatysi tada. Pamatysi tada, kai mergina šauni tapau, jauną vaikiną aš sutikau. Kai mes užaugsim, kas tada bus, man pasakykit jūs. Vytautas, tą jau šiandien kartoju ne kartą ir dar esu trečios komandos kapitonas. O trečia komanda tai yra pati geriausia komanda, taip? Taip. Už tai galim ir paploti. Nes Dievas myli trejybę. Sekantis dalyvis, prašau prisistatyti. Esu Alvydas, šiuo momentu vertintojas, o taip tai lyder metodikos centras, pirmininkės pavaduotojas. Turiu daug pareigų, nesenstantis aišku, visada žvalus ir jaunas ir iš tikro labai malonu su visais bendrauti ir aišku labai malonių dainų klausytis. O dainuosiu Sodžiaus Jovarai. Iš didžiausio lapo labiausiai patiko pavardė. Gerai, dabar einam matuotis mikrofono, aš ateinu pakalbinti šitą komandą. Matau pirmasis dalyvis šalia manęs, prašau prisistatyti, iš kur esate, ką veikiate, ką darote. Aš esu Nijolytė, ne taip didelė, nei aukšta, normalaus ūgio, man jau beveik 60, nedaug tų metų. Iš Panevėžio rajono esu Ramygalos bendruomenės narys. Esu Virginija iš Raseinių rajono Nagilų kaimo bendruomenės. Šiuo momentu balsus skaičiuosiu, o šiaip vietos veiklos grupės pirmininko žmona ir jo žingsnis šitoj veikloje žinau nuo pat pradžių. Tai žinau, ką tai reiškia. Kartais su užuojauta, kartais su nerimu, kartais su nuoskauda, bet gyvena. Kai kelias paras negrįžti namo.
visuomenis nariai. Gerai. Klausom sekančios šios komandos dalyvės. Tai džiaugsmo nelašo. Nuo Maironio krašto, O čia Kaunas labai bendruomenės pirmininkė, nu, jaučiuosi labai puikiai šiame krašte, nes esu kažkada tai buvusi ir man šitas kraštas labai mielas, o ypač visa šiandieninė draugija. Esu taip pat visuomenininkė, Mašiotų draugijos palikimo puoselėtojų draugijos pirmininkė. Na ir tikrai smagu matyti tiek daug visuomenininkų vienoje vietoje. Pirmą kartą tiek matau. Sveikinu jūs visus ir tikrai linkiu jums gero pasisekimo ir dar šiandien daug ir gražių dainų. Ir 2 ir vienas didysis 5. Aš dabar pastatysiu dar su kiekvienu, supažindinsiu su kiekvienu dainuotoju ir jūs nuspręskite, kiek balų skirsit kokiam, pavyzdžiui, dabar. Pirmos komandos dalyvis dainavo dainą Rugiagėlė. Čia prisiminimų. Antros komandos Padiezas dainuotoja Laura. Prašau pasirodyti visiems, kad prisimintų, kas dainavo, už ką paskui reikės balsuoti. Komandos dalyvė Remigija, taip? Remigija ir jų komanda iš to. Paskutiniosios komandos pavadinimas Mes galim. Dainuotoja taipogi puikiai dainininkė. Ir dabar, prašau, pirmos komandos kapitonė. Klausome pirmos komandos balų. Vieną balą duodam trečiam staliukui. Trečiam iš tų pasiliko. Ai, ketvirtai, žiūrėjau į juos. Vieną balą ketvirtam, 2 balus trečiam, o 5 balus antram, nes labai šauni buvo atlikėja. Iš pradžių liepė visiems išeiti, kad netrukdytumėm, paskui jau leido pasilikti. Padiezas į pirmaujančių poziciją išsirovė, taip ir prašau dabar sakyti savo balus. Taip, mes visai ne dėl to, kad mūsų pagerbta ir pamylėta pirmojo stalo dainininkė Laura už pasirinktą dainą gavo daugiausiai balų, bet mes didžiausią balą skiriame Gyčiui. Daugiau balų trečiam stalui, 2 balai iš tų, kas liko. Ir daugiausiai balų pirmajam stalui Gyčiui. Mes matome lygią kovą kol kas, kadagi su Padiezu išsisuko ir į pirmaujančias vietas. Taip, prašau, kapitonas. Mažieji balai skiriami. Mažieji balai. Vienas. Kaip visada vienas. Pradėti geriausiai yra eilės tvarka. 1 balas. Mes antras. Bet kaimynas pirmas, taip? Taigi, Padiezui 1 balas. 2 balus skiriame Kadagiui. Yra kaip yra. Ir šios 4 komandos savo nugalėtojų išrinko komandą iš tų, kas liko.